Labą vakarą, gerbėmieji radijo laidų klausytojai. Pradedame transliaciją iš erdvių Obelių sporto rūmų, kur šiandien susitiks dvi meistrų komandos – Obelių vidurinės Ąžuoliukai ir Naujosios sodybos vyrai. Pateiksiu bendrą komandų vaizdą. Štai į kairę nuo mano komentatoriaus kabinos mankština sąnarius moksleiviai. Liekni aukšti, jie dabar lengvai krauna kamuolį iš viršaus. Žiūrovai krikštauja iš džiaugsmo ir vis prašo pakartoti. Kiti nusiteikia rimčiau, nerimauja, juk įdomu, kurie kuriuos. O štai kitoje aikštelės pusėje dešinėje nuo manęs kamuolį bando sutramdyti ne tiek ūgiu, kiek pločiu pasižymintys vyrai. Tepaluotiems nuospaudomis surakintiems pirštams sunkiau sekasi nepaklus naudos rutulį įmesti į lanką. Primenu, kad dabar vyksta tik apšilimas. Moksleiviai šiandien vilki tamsiai rudais marškinėliais, kelnaitė žaižaruoja įvairiomis vėtrų spalvomis. Varžovo pusėje, sakytum, jūra įsiliejusi, plačias krūtines dengia ryškiai mėlynos spalvos marškinėliai. Su kelnaitėmis tas pat vaizdas, gal net blogiau, yra žaidžiančių ir su tempukais. Varžybų teisėjas sąjunginės kategorijos arbitras, mūsų vidurinės mokyklos mokytojas Augustas Šlimas. Jam talkina vidurinės kategorijos teisėjas mokytojas Aloyzas Kaslauskas. Pagaliau apšilimas baigtas. Ir temperamentų krykštantys Naujosios sodybos vyrai jau nekantrauja. Krypia aikštelės centre. Išbėga aikštelė ir vidurinės startinis penketukas, kuriam vadovauja komandos snaiperis kapitonas Zezerskis Rimas. Tradicinis rankų paspaudimas, tradicinė šypsenos. Į ginčą dėl kamuolio stojo du aukščiausiai. Ginčą laimė Sodybės ir kamuolys jau prityrusio komandos favorito 6 numeriu žaidžiančio Masalskio, Marganavičiaus rankose. Su mane įsvedo komandą į ataką beveik be klaidų paro gynėją, mat teisėjai labai objektyviai vertina komandų pasiruošimą ir leidžia tokias klaidas neštą kamuolį be dvigubą varimą. Ir štai Masalskis, Marganavičius šuolyje pasiunčia kamuolį į lanką. 0-2! Pirmauja palūkę meistrai. Atakuoja moksleiviai. Tik štai kažkodėl 7 numeris paima kamuolį į rankas ir žingsniuoja teisėją. Šis išraiškingų gestų parodo, kad kamuolį iš užribio turi išmesti sodybiečiai. Nieko nebesuprantu. Ak, štai koks reikalas. Kažkas iš balkono sušvilpė lygiai kaip teisėjas, todėl žaidėjas taip grubiai ir suklydo. Kasgi taip žioplai pasielgė? Tai Virginijus Burokas, vidurinės komandos centras. Bet jau mūsų jaunimo išprasimas aukščiausiame lygyje. Anksčiau lakštutės gegutės mėgdžiodavo, na o dabar jau kaip teisėjo švilpukas pradėjo. Kągi, turbūt tokia mata. Atsiprašau, toks nenumatytas atsitikimas atitraukė mus nuo varžybų eigos. Taip, rungtynių pradžia labai nervinga, klysta tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjai. Štai jau praėjo 5 žaidimo minutės, o rezultatas stovi vietoje 4-0. Pirmauja Sodybos krepšininkai. Matau, nusipelnęs treneris moksleivių komandos vadovas paprašė minutės pertraukėlės. Komandos elgesys aikštelėje, virpančios rankos, niekaip negali sugraibyti tarsi atgimusio kamuolio, išduoda didžiulį rungtynių pradžios jaudulį. Matyt, moksleiviai tinkamai neįvertino varžovų ir tikėjosi lengvos pergalės. Pertraukėlė baigėsi. Ir su kamuoliu jau moksleiviai. Kamuolį varo vyriausias, pagal amžių jam neseniai sukako 18 metų. Andrius Sigitas Parulskis į perduotą Zerskį. Šis vėl grąžina aikštelės vidurį, kur žaidžia Aurimas Lausakis. Metimas, kamuolys skiaurai įsireiškia posakis skročio tinklelį. Moksleiviai naudoja gyvybės savo varžovams. Gynybas 3-2. Ir štai su kamuoliu po varžovų krepšių Kundelis, Šuolis ir 2 taškai. Padėtis po truputį normalizuojasi. Prie mikrofono pakviečiau moksleivių komandos trenerį. Taigi, draugas treneri, kokie komandos uždaviniai šiose varžybose ir ateities planai? Mes šios varžybos kaip visos kitos reikalinga laimėti, nes mes turime gana stiprų konkurentą dėl pirmos vietos savo pogrupėje. Tai Tarybinio ūkio komanda. Taigi, pirmąją vietą galime išleisti iš rankų pralošus nors vieną susitikimą. Jeigu užimsime pirmąją vietą Obeliuose, tada vykstame visai savaitę į Rokiškio sporto rūmus, kur vyks nugalėtojų turnyras dėl keliautojų į rajono aukščiausiąją lygą. Ačiū Jums už pokalbį. Mūsų pokalbio metu aikštelėje nieko reikšmingo neįvyko. Galiu paminėti tik tiek, kad moksleiviai įgijo per gana trumpą laiką 8 taškų persvarą. Štai jie ir atakuoja, bando į žaidimą jungti dar visai neseniai išmoktą derinuką vadinamą megztuku. Su kamuoliu Lausakis perduoda Kundeliui Zezerskiui. Pastarasis pamato po varžos skydo atsidegusį Buroką ir gražiai pelno 2 taškus. Sodybiečiai greitai kontratakuoja. Čia atakos smaigalyje komandos kapitonas žaidžiantis treneris Makselis ir moksleiviams nesuspėjus grįžti atgal į gynybą pelno taškus. Taigi, krepšinyje, kaip ir apskritai sporte bei gyvenime, negalima snausti ant laurų. 5 numeriu žaidžiantis Parulskis gavęs kamuolį varžovų aikštelės krašte neginamas įmeta kamuolį į krepšį. Taip, kol kas komandos gynyba kreipia mažai dėmesio. Keitimai abiejose komandose.
Į aikštelę išeina iš karto 3 moksleivių rinktinės nariai. Stankevičius, Pupelis ir Ragelis. Jie keičia jau nusivariusius. Mačie žmonės sąžiningai gynėsi Laužadį, Kundelį ir Parulskį. Ezerskis labai mėgsta stovėti ant kukto. Tai yra kita aikštelės pusėje, kai komanda ginasi. Na, o Burokas visai manuoja. Tai jam nugaras skauda, tai koja. Komandoje vietoj Masalskio aktas pradžių panašumus Marganavičiaus ir Sadausko. Krepšininko vadinamo Raganim į aikštelę išeina broliai Širviai. Po tokio jėgų papildymo kova po krepšiais dar smarkiau užsverta ir atrodo, kad jis lygiai nauta. Rezultatas 38-36. Tik 2 taškais pirmauja moksleiviai. Pastarieji atakuoja Pupelis, iškelia ranką ir suspaudžia per Kumskį. Vadinasi Kuzerinukas. Ir iš tiesų, nuo krepšio atsidūrė Ezerskis. Ragelis taip išgyvena situaciją, pertąją efektinį kamuolį. Komandos kapitonas Siem rankomis viršaus užbaigė gražią atatą. Kamuolį susimėgojusio Pitrnatimas Stankevičius. Metimas! 2 taškai! Girdžiu, kad vidurinės komandos treneris ragina padėti spausti varžovus po visą aikštelę, nes jau baigėsi pirmojo kėlinio laikas. Panaudojus spaudimą, sodybos krepšininkų gretos pakrinko. Ir štai vieną po kito metimus pelno Burokas ir Pupelis. Švilpukas! Į viršų pakelta teisėjo ranka. Skelbia, kad pirmasis kėlinys pasibaigė rezultatu 46-40. Pirmauja moksleiviai. 6 antro kėlinio minutė. Rezultatas 60-46. Antrą kėlinį Obelio vidurinės mokyklos komanda pradėjo startiniu penketuku. Ir štai kas įdomu, taškus pelnė penketuko žaidėjai. Po krepšiu gerokai darbavosi Ezerskis, Parulskis, kelis kamuolius pataikė lanką Burokas. Įmetė iš toli Laužadis, Kundelis ir rezultatas, kaip matot, pastebimai išaugo. Dabar žaidimo tęsinys dar padidėjo, kad net nesuspėjo pavardžių suminėti. Štai įmetė Makselis. O su kamuoliu jau panuinti sodybos krepšio Ezerskis, skirtumas auga. Štai Pitrinas paskuba, meta nepasiruošęs ir Parulskio atakuotas kamuolys skrieja per visą aikštę tiesiai Burokui į rankas, kuris taikliu metimu didina skirtumą. 64-48. Kaip matyti iš įvykių aikštelėje moksleiviai šaus šiandien bus turbūt neišleis reikalingos pergalės iš rankų. Taigi, savo mintimis sutiko pasidalyti prityręs krepšininkas sodybos komandos treneris Makselis. Jis jau turi 5 asmeninės pražangas ir dabar duoda nurodymus komandai nuo atsarginio suolelio. Taigi, draugas treneri, kaip jūs pats vertinate komandos pasirodymą šiuose ir apskritai varžybose? Pasakysiu trumpai, neblogai. Matot, mūsų pusė vyrų yra nukelti tiesiai nuo traktoriaus ar sunkvežimio vairo. Kiti moksleiviai. Nėra tarp žaidžiančiųjų darnumo, todėl ir pasiekimai menki. Šiandien atrodome kiek silpniau, nors varžovas stiprus. Menka kova po krepšiais, tiek po savo, tiek varžovų skista gynyba, prastas pataikymo procentas. Su tokiais rodikliais kalnų nenuversti, bet svarbu, kad vyrai stengiasi. Nepasisekė šiame turnyre, bet vėl laimė lydės kitose. Svarbiausia, nenukabinti nosis. Nuo mokyklos kolektyvui dėkojame už Marganavičių. Jis ateityje tikrai pasieks aukštų rezultatų ir išgarsins savo gimtąjį kolūkį, kartu ir mūsų naujosios sodybos komandą, kurioje įtvirtino savo žaidybinius įgūdžius gautus mokykloje. Ačiū Jums už pokalbį. Kągi, padėkosim ir mes, klausytojai, treneriui už šias mintis apie komandos ateitį. O dabar sugrįžime prie žaidimo. Baigiantis 15 antro kėlinio minutė, rezultatas 94-60. Pirmauja Obelių vidurinė mokykla. Dabar aikštelėje matome vien jaunuosius žaidėjus. Tai Pupelis, Stankevičius, Laužadis, Kundelis ir Ragelis. Bet ir jie visai neblogai susitvarko su skista, kaip minėjo sodybiečių treneris gynyba ir pelno taškus iš įvairiausių taškų aikštelės vietų. Štai Piečelės Ruzos įsimiausios atakos ir rezultatas priartėja prie didesnio skaičiaus 98-62. Žiūrovai skanduoja 100! Pupelis neištveria, meta ir nepataiko, net į skydą. Nereikėtų taip skubėti. Širvys didysis taip pat nubaudžia moksleivių suskubėjimą. Žaidimas nebe toks gražus ir darnus, kaip buvo antro kėlinio pradžioje. Ir žaidėjai daugiau pavieniui stengiasi pelnyti taškus. Štai Laužadis susitaikęs metas vidutinį nuotolio sporto rūmus. Įsiželia 100. Pirmiausia, nedidelę traumą gavo Obelių vidurinės centro puolėjas Burokas Virginijus. Širvys mažesnis gaudė kamuolį ir pataikė tiesiai Virginijui į nosį. Parulskiui kažkas maktelėjo su nagais per rankos
O tam nukrešė, o Jezerskis per aukštai pašokęs susitrenkė galvą į lanką ir numušė kakto į didžiulį buzą, kuris taip pat pražydo mėlynai. Taigi, visa stipresnioji karta lengvai traumuota ir rungtynes iki pabaigos žais jaunimas. O kadangi vakare bus poilsio vakaras mokykloje, tai šie minėti asmenys jau išgaravo iš sporto rūmų į namus ieškoti kompresų. Artėja į pabaigą antrasis kėlinys 108-70. Rezultatas, kaip matot, vis dar auga moksleivių naudai. Dar keletas atakų taškus pelno tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjai. Dar varžybų žavesys jau išdėstos ir žiūrovai skirstosi. Štai nuaikė sirena ir užfiksuoja Obelių vidurinės mokyklos rinktinės pergalę pasiektą prieš naujosios sodybos Kolūkio rinktinę rezultatu 114-74. Rezultatyviausi obeliečių gretose buvo Ezerskis ir Laužatis. Na, o komandoje sodybiečių pasižymėjo Širvys ir kapitonas Marcelis. Tuo gerbėmėjai radijo klausytojai laidą ir baigėme. Laidą parengė mokyklos sporto komitetas. Su jomis bendravo sporto komentatorius Alvydas Danys. Viso labo!